gerai, žodžiu. Draugai, šiandien aš jums parodysiu, kokį kelią kiekvieną dieną aš turiu nueiti iki pagrindinės mūsų Roskildės koncertų scenos, vadinamosios Orange Stage. Palapinę palieku, čia saugu visai. Palieku ją tiesiog taip, jokių spinų, nieko. Na ką, aš kuprinę ant pečių ir narūko takučiu. Einame į žiauriai gerą koncertą. Palapinės visos yra žiauriai panašios, dėl to kaip tik turim progą pasireikšti kūrybiškai. Visos palapinės yra kažkaip tai specialiai užžymėtos, tam kad naktį, kai grįžta žmonės, dažniausiai jie būna ne visiškai geroj kondicijoje atsiminti, kurioje palapinėje gyvena, tai dėl to jie pasižymė ir čia akivaizdžiai australai gyvena. Dušus. Čia mes kiekvieną rytą prausiamės, turime karštą dušą ir būtent ši apyrankė duoda tą privilegiją. Čia vadinasi Restricted Camping. Čia mūsų telefonų krovykla, tenais galima nusipirkti sumuštinių už 25 litus. Žodžiu, viskas kaip normaliam kempinge. Tai matome, mes čia dviračių parkavimosi aikštelė. Pasidavus viskas yra labai paprastai. Va, dviračiai stovi tiesiog. Nori lipt, važiuok, valio, meškiukas irgi atitenka tau. Tiesiog labai paprasta filosofija. Tu pasistatai dviratį, iš tavęs jį kas nors nukosėja. Tada tu nueini į tokį parkingą ir nukosėji kieno nors kitą dviratį. Recycling kažką tai. Ok, važiuok valio. Svarbiausia vieta yra čia yra estakada, perėjimas iš vieno kempingo į kitą ir jau iš to kempingo, kuris bus perlipus estakadą, mes pateksime tiesiai į koncertų zoną. Vaizdas kaip po trečio pasaulinio karo, bet kaip matome, gyvybė išlieka, žmonės ir netgi tokiose sąlygose gali gyventi. Stovime prie pirmo patikros punkto, tetutės apieškos mane visą nuo kojų galų iki pat pakaušio ir tikiuosi, kad aš nesinešu nieko nelegalaus. Dabar šiek tiek atsiprašysiu, nes čia yra kaip tik tualetai pas mus atrodo va štai taip panašiai ir žodžiu, tam, kad nemyšt prie tvaros, aš tuoj. Tęskime kelionę, aš jau girdžiu garsus iš Orange Stage'o. Mes jau to jau busime tenais, o tada tai jūs pamatysite tusovkę. Ši scena yra vadinama arena, nes tai yra antra pagal dydį scena, po stogu. Čia galima nusipirkti Tuborgo alaus, jeigu norite. Čia galima nusipirkti maisto, nuo kurio jūs supykins greičiausiai. Dabar eisime į
super VIP zona, kur patekti tik tai medijos atstovai ir tenais galima gauti nemokamas kavos ir pigesnio alaus. Ai. Mes kaip tik eisime pro ekskliuzyvinę, jeigu šita buvo ekskliuzyvinė, tai mes eisime pro pačią ekskliuzyviškiausią zoną iš visų, kur leidžiami yra tik tai very important persons. Ir tai yra super media zona, kur galime gauti nemokamo alaus, nes mes turime specialią įrankę įeiti į Tuborg barą. Kaip tik tenais ir pasimatysime einam. Paslaptingoji zona, į kurią patenka tik tai išrinktieji. O čia yra Tuborg baras, kur jeigu turi šitą fiestelę, gali gerti visko nemokamai. Čia kur buvo ledukai, dabar jau yra vien tik tai vanduo, bet duok čia labai. Ok, sveikatą, draugai. Ok, draugai, paskutinis gurkšnis ir lekiam tiesiai į oranžinę sceną. Ok, draugai, štai mes ir atėjome pagrindinę oranžinė scena, kuri ir buvo mūsų šiandienos tikslas. Viskas, draugai. Tai ir buvo mūsų kelionė į oranžinę sceną iš mūsų super duper palapinio miestelio. Pasimatysime su jumis vakare, nes aš jau dabar viskas. Einam jūs.